Kuku, labų dienų mano sakėjai. Bandysiu nuvažiuoti į Vainežerį šiandien. Bet kad nevažiuot ten ta intensyvaus eismo trasa plentų, tai nusukau prie Mizarų, nusuksiu į mišką ir bandysiu iki Vilkanastrų privažiuoti miškais. Tikiuosi, kad nebūsiu padaręs didžiausios klaidos ir nenuvargins manęs šitie keli kilometrai labiau negu visas kitas kelias. Pro Vilkanastrus pravažiuosim eilinį kartą. Tik tai Didžiasalį pasieksim va šitų miško keliu. Po to teks pavažiuoti, aišku, plentų ir ten erzinsiu be abejo automobilistus, nes ten siauras kelias yra nuo Leipalingio link Veisiejų. Ir už Veisiejų suksim į kairę. Pavažiuosim truputį dar kartą į kairę. Ir tada privažiuosim Vainežerį. O dar yra planas jau Vainežerį, kaip ir esu buvęs. Bet neaplankiau Mečionių ar Mečionių piliakalnio. Ten kažkaip miškais reikia iki jo dasibraut. Gal pavyks tai padaryti. Tai va toks planas. Kol kas kelias mišku visai pakenčiamas. Vėjo yra. O nuokalnė miško keliuku. Oho. Tikiuosi dviratis atlaikys mano. Šitas pakratynas. Ir kažkokie debesys. Sas. Tikiuosi negausi lietaus. Nepatinka man tas debesys, nepatinka. Miško kelias buvo neklaidus, pravažiuojamas. Su kokiu graveliu ar MTB dviračiu ramiai galima pravažiuoti. Nu va, vienas bilsas. Kažkada buvau išmokęs, kuris yra kuris, bet dabar vėl neatsimenu. Spėju, kad šitas juodas, nes juodesnis, man atrodo. Ten baltasis. Baltajis. Dar žvyro gavau. Tokio nemielo. Negreideriuoto. Va šitą atkarpėlę padarytų, asfaltuotą tarp Didžiasalio ir Vilkanastrų. Būtų fainas takas iki Leipalingio. Nu, aišku, dar vat nuo Mizarų nepro šalį būtų iki Didžiasalio irgi išasfaltuoti. Didelių iššūkių šiandien nenorėjau, bet čia kažkoks vėjas kyla, kokio škvalo gausiu. Nu va, Vilkanastrai. Aš čia šitą pavadinimą pastoviai ištariu bile kaip. Tai Vilkantrasai van gaunasi, tai Vilkanastrai. O čia va prasideda tas fainas asfaltukas. Nu, dabar 10 nuobodžių kilometrų plentų. Nu ką, pasiekiau Veisiejus. Šiaip ne taip, prieš vėją. Va tas debesys dar vis matosi, bet jis kažkur tai eina link nuo manęs, tikiuosi. Druskininkuose žmona skambino, sakė, lyjo. Aš dar kažkaip negavau nei lašo, gal ir negausiu.
tikiuosi, kad ten jau nedaug nuo Veisiejų iki to Vainežerio, nes su vėju kautis nelengva šiandien. Veisiejų ežeriokas. Ančios bangos. Kapela tokia buvo Veisiejuose, gal ir tebėra.
Nu ką, te Piliakalnį. Piliakalnį. Aš niekada turbūt neišmoksiu kirčiuot. Gal nesikankint. Žodžiu, checkpointas pasiektas. Dabar dar į Vainežerio parką užsuksim. Šitoj gyvenvietėj, kaip ir sakiau, tik erkę sutikau ant savo kojos. Ir kažkaip tai nejauku, čia braška, traška medžiai visokie. Laukinis šitas Piliakalnis. Pakėliau droną. Tai nepavyko man pasimokyti fintų su juo kažkokių tai, nes vienas po kito warning. Tai kad pozicionavimo kažkokio tai nėra. Satelito. Tai kad labai stiprus vėjas. Tai jaučiu bilio kokių ten, kas nusifilmavo, tas nusifilmavo. Tikiuosi, kad nusifilmavo. Bent kažkas. Šitas važiavimas mišku turbūt daugiausiai jėgų atima. Nei visi kilometrai iki čia. Aš Vainežerio parke jau. Dabar greitai pralėksiu. Pro visur. O, ir iš pradžių tai va ten matau į dešinę takas veda. Kažkada čia buvom atvažiavę su šeima, tai į tą pusę neėjom. Tai reikia ištaisyti tą klaidą. Ir pažiūrėti, kas gi ten. Būkite atsargus, gali medis ant galvos užlūžti. Štai patvirtinimas. Ten kažkokia ant kalnelio. Jau panašu, kad kažkiek privati valda. Aš šitais laiptais nelipsiu. Grįžtam atgal. Šitas ežeriukas, man atrodo, iš S raidės kažkoks, neatsimenu. Ne Vainežeris, kaip bebūtų keista. O Vainežeriu, aš taip suprantu, vadina tą Ančios dalį. Nelabai supratau, kaip čia interpretuoja. Nepraėjau aš kursų skraidymo dronų. O vėjas tai gan stiprus. Tai gal jau ir nekelsi daugiau tą droną. Kaip visą laiką, spontaniškai, bum, sugalvoju, važiuosiu. Nepasiruošiu tinkamai.
Muzika. Ksilofonas. Ai, blemba, aš pamiršau. Norėjau pasiduoti. Ant 3 kilometrų dar grįžti reikės. Varginu save. Dar vienas ksilofonas. Gerai, čia paliekam dviratį. Nu, apeisiu garbės ratą. Aplink šitą kraterį gynybinio įtvirtinimo. Grįžęs į parko pradžią pasisveikinsiu ir atsisveikinsiu su Emilija Pliateryte ir važiuosiu namo. Veisiejų bažnyčia ten toli matosi. Tai va tiek man dar iki Veisiejų teks važiuoti. O nuo ten, kiek ten, nežinau, 25 kilometrų. Jeigu būčiau geriau paskaičiavęs, kiek čia tų kilometrų gausis. Tai turbūt būčiau nevažiavęs šiandien. Erk čekas. Tik čekas. Kažkas tai nekūdas medis. Tikiuosi, jis dar neketina lūžt. Ant šito lieptelio kovą ar balandį buvom atvažiavę. Šilta diena buvo, bet dar ledas nebuvo spėjęs nutirpti. O dabar va, gal ir maudytis galima, bet ne man. Aš dar palauksiu, kol įšils. Pas mus pagaliau bus mašina su kabliu. O ant to kablio galima uždėti dviračių bagažinę. Tada jau geografija gal prasiplės. Tada bus ne tik vietinės dviračio kelionės. Dar viena įkalnė. Why?
Ai, gal užsivesi. Pataupysi jėgą. Nežinia bendrai, kiek čia daugiau sunaudoja energijos. Ar vesdamasis dviratį į kalną, ar sukdama. Parašykit komentaruose. Jau nesitikiu top vlogerių Lietuvos, bet dar nesibodo šitas žaidimas man. Kas ten Valojamčius sakė, berods, kad 4 metus ar kiek ten keliavo be rėmėjų ir be pinigų. Nukų Emilija. Iki. Važiuosiu aš Druskininkan. Tai tokia va mano kelionė šiandien buvo. Ate! Sakiau, jau nefilmuosiu, bet važiuodamas atgal kažkokį tokį dalyką pamačiau. Nežinau, ar čia labai saugu lyst. Šitas vat atrama šitą pasitikėjimo nekelia. Būčiau aš Samoška, tai lyščiau, bet man biškį klaustrofobija. Kas žinot, kas čia yra, papasakokit man.